Ką, atvarėm į savo galutinį tašką, ne pradinį tašką, taip sakant, pirmoji nakvynė. Čia apartamentai, 2 lovos atskiros, jau tai gerai. Čia veidrodukas, čia vanduo. Bet čiaupas vienas, tai turbūt šaltas vanduo tik tai. Bet vanduo yra. Vasarinis, bet vanduo yra. Čia seifas. Nu, vienu žodžiu. Tualetai visai kitur. Už tai lubos aukštas kaip pas bajorus. Jo, ir dar liustrai gal dar šviečia. Gykla, kuri dirba nuo 1.4 iki 10, pietus tik 7 eurai. Mes nevalgiam, nes nespėjom. Čia apartamentai neblogai atrodo iš tikrųjų. Dabar ką parodysiu? O, gražu. Čia valgys virtuvė. Jau tai neblogai. Tai jo, kiam 8, sakė, man buvo. Sužydėjo visos gėlės, rožės vilkės ir visi kiti žiedai. Atsakykim, mano miela Anzelmute, ar susitiksi metropolį vakarais? Bet gal gerai? O gal gerai? Iš Šucavos. O, čia buvo Tistų bažnyčia, pasirodo. Keliai superiniai, kaip nekeista Latvijai visai. Nors, aišku, mūsų laukia dar žvyrkelis. Nu, važiuojam tolyn. Turi savo elektrinę, turgus. Ką tu nori? Kitą kartą važiuosim ne su dviračiais, bet su Tesla arba su elektriniais dviračiais. Kada turgus veikia, neaišku. Čia bažnyčia matosi. Paminklas. Nu. Latvijos taromatas verkia, turbūt užsikimšo. Nu žodžiu, visiems įtiks. Ką, Rucavos centras visko turi, ir mokykla, ir vaistinė, ir darželį, biblioteka. Svetavos tai turbūt kažkoks tai vaizdelis, prieky informacinis. Na ką, Rucavos informacinis centras toks gražus. Rucavos informacinis centras. Tuoj mums patars, kur važiuoti. Tomas jau pirkšė kažkokią skulptūrą. Šiaip gražiai padaryta. Reikės paklausti, čia meninis, vietinis menininkas. Aiva, Rucava. Personalizacija. Stanlins Augustov. Pasirodo 3 aukštai. Ekspozicijos vyksta. Kiekvienam aukšte, aišku, jis nedidukės, bet menas plokštelių, nu, tarybinės dar, melodija. Patefončikas, tai čia jau senovinis kaip reikia. Šiaip visai įdomi. Tai čia 2 aukštas. Kanklės. Galam 3 aukštą. Nu, čia paveiktų kaip ir kažkokia paroda. Nedidukė. Čia pro langelį bažnyčia matosi. Была у него выставка Калто лет сапнета, метальные всякие приборы для работы.
И он оформлял с деревянными деталями. На целый день можете, если вы не боитесь, что вас закусают и трудно вокруг Ага. озера объехать, можно там 36 километров. Нормально. Пастбище для этих Диких диких лошадей и да. коров. И это самое лучшее место, где увидеть само озеро, потому что озеро очень... Mūsų apartamentai, bet neaišku, ar dar vietos gausim, nes šeimininkų nėra, per bookingą neėmėm, nes tik nuo 2 norim laiką sutaupyti, bet kas gausis, neaišku. Gal anksčiau. Turim, tai turim baseinas tipo. O čia va tas baseinas gaunasi. Galima net baseinę žuvį gauti. Važiavom iš Rusavos į Papį. 58 km iš Irkelio, paskui Penkežerą važiuosim ir laukinius arklius stebėsim. Taip. Važiuojam. Iš kur nuvažiuosim? Galim nuvažiuoti. Taip, važiuosim. Rusava mūsų 8 km. Varom tada. Zivį. Papės paplūdimys. Vien lietuvių mašinas. Švyturiukas, o ten jūra. Nu ir ką, geriausia, kad koją galima nusiplauti. Ženklas pats geriausias, tai reiškia, kad priekyje žvyrkelis. Kas čia pliki kapį, gal čia kapinės? Draugs eina. Paklydo tamelis. Sukom link ežero, dviračių takai ir pėsčiųjų takai pagerinti, nes tikrai yra ką veikti. Čia tikroviai, o toliau padešinę karvės ir tai ten ežeras, kuris iš visų pusių apaugia žiauriai. Laukiniai arkliai. Ėjom pamatyti laukinius arklius. Šiaip vieniem kaip ir nelabai leidžia vaikščioti, tik su gidu. O ten toliau ežeras. Parankės norit arkliokai? Nu, mažiukas ateik. Op. Mažiukas gražiai paima.
skaitosi važiuojam aplink ežerą. Bet šiaip atvirai pasakius, tai siaubas, kanalai, pelkės kažkokios. Nei privažiuoti, nei pamatyti. Taip atrodo dvirtukai, murziniai. Po kelionės aplink ežerą. Biški purvo, biški ko. Man čia sparnas nurinko. Biški lūžo. Kadangi mūsų dviračiai po žygio labai baisus, tai reikia plauti. Tomas jau beveik nuplovė, o mano dar neplautas ir atrodo va šitą. Baisiai. Liepājos paplūdimys. Taip atrodo. Šiandien debesuota, vėjukas yra ir bangos. Čia kažkoks žmogelis laukia mūsų. Taip arti varžybos. Šeštadienį 8 val. Finišas. Nesimato. Latvijoje vyksta vestuvės, o policija visas mašinas bauduoja. Ten atvirukas fotkina, visas įdėlės. Vestuvininkai apsimokė. Šventosios vaizdai.